Sveiki, brangūs siuvinėtojai ir siuvinėtojas. Šiandien su jumis ir vėl aš Viktorija, o šiame videoje mokinsimės naujų įrankių su Bernina Embroidery Software 9 Creator versija. Kursime unikalų knygų skirtuką nuo nulio, piešdami jį pačioje programoje. Taip pat parodysiu, kaip teisingai pridėti lietuviškų raidžių simbolius tekstui. Tad pradėkime savo pamoką. Pradėsime nuo naujo programos lango. Mūsų skirtukas bus 70 mm pločio ir 170 mm ilgio. Tad pradžioje išjunkime lankelio rodymą. Viršuje ir kairėje matote liniuotės. Susirandame nulio tašką vienoje iš liniuočių ir spaudžiame kairį pelės klavišą ant vienos iš šių liniuočių, bei tempiame nuspaudę klavišą į darbo lauką. Atsiranda kreipiančioji linija, kuria pažymime nulio tašką. Kita linija tempiame pažymėti plotį iki 70 mm linijos. Ta pati padaroma ir vertikaliai pažymėję ilgį 170 mm ribose. Dabar išmokote naudotis programoje esančiomis liniuotėmis ir pažymėti kreipiančiasias linijas. Visas rankinio piešimo priemonės rasite kairėje Digitize panelėje. Aš pradedu nuo stačiakampio piešimo. Apačioje meniu juostoje pasirenku satininį kontūrą ir pasirenku norimą spalvą. Tuomet įjungiu stačiakampio piešimo įrankį. Darbiniame lange spusteliu ant vieno iš susikirtimo kraštų kairių pelės klavišu. Tuomet antrą tašką pažymiu kitame taške ir spaudžiu Enter. Turime mūsų skirtuko išorinį kontūrą. Digitize lange dar rasite tokius įrankius kaip elipsės piešimas, piešimas laisvai ranka, apie kurį daugiausiai šnekėsime šiandien. Taip pat savo siuvinėjamame dizaine galite pridėti ir kilpą sagoms. Pridėti galite arba tiesiog vieną kilpą, arba norimą kilpų skaičių iškart. Spustelėjus ant Buttonholes mygtuko iššoka lentelė, kurioje nurodote, kiek kilpų norite padaryti ir spaudžiate OK. Kairiu pelės klavišu spustelėkite ant pirmojo taško ir tempkite į kurią pusę norite pelę. Kad patvirtintumėte, spustelėkite kairės pelės klavišą reikiamoje vietoje ir atsiras visos reikalingos kilpos sagoms. Tačiau šį kartą kilpos mums nereikalingos. Dabar išsamiau panagrinėsime laisvo piešimo įrankius. Open Object įrankis leidžia piešti objektus nesujungtus į vieną baigtinį objektą. Tiesiog spaudžiate kairiu pelės klavišu vietose, kuriuose norite piešti ir baigus paspaudžiate Enter. Closed Object visada užbaigs nupieštą formą sujungdama pirmą ir paskutinį tašką ir sukurs uždarą formą. Kelios svarbios funkcijos naudojant šiuos du įrankius. Spaudžiant kairiu pelės klavišu piešite tiesiomis linijomis nuo taško iki taško. Nuspaudus Ctrl klavišą, kiekviena iš linijų bus piešiama stačiais kampais arba tiksliais kampais kas kelis laipsnius. Jei norite piešti banguotomis formomis, spauskite dešinį pelės klavišą. Tuomet programa gražiai sujungs taškus kreivėmis. Norint pereiti iš banguotos linijos, paskutinis taškas prieš pradedant piešti tiesiai turi būti spaudžiamas kairiu pelės klavišu. Išbandykime šiuos įrankius, kurdami paveikslėlį knygų skirtukui. Pasirenku Closed Object įrankį ir mėlyną spalvą. Piešiu ežero fragmentą. Pradedu nuo kairės pusės tiesiomis linijomis ir nuspaudusi Ctrl klavišą dedu sekantį tašką taip, kad susidarytų tiesios 90 laipsnių kampu linijos. Kadangi noriu, kad ežeras būtų banguotas, skirtuko viduje spaudžiu dešinį pelės klavišą ir dėlioju banguotas linijas. Paskutinį tašką būtinai padedu kairiu pelės klavišu, kad banguota linija neprasitęstų už kontūro ir spaudžiu Enter. Toliau piešiu baltos spalvos ežero kraštą. Taip pat naudosiu uždarą kontūrą, pasirenku baltą spalvą ir pradedu piešti nuo kairės pusės. Apatinėje pusėje atkartoju ežero liniją, o viršuje galiu dėlioti taip, kaip pati noriu. Tokiu pačiu principu pridėsiu kelias eilės medžių, kelias eilės kalnų, kalnų viršūnes, saulę ir dangų. Rekomenduoju, kad linijos tarpusavyje šiek tiek persidengtų. Taip neliks tarpelių tarp objektų. Nupiešusi foną, pasikoreguosiu spalvas.
Su Open Object atviro kontūro įrankiu pridėsiu medžiams šakas. Pasirenku šį įrankį ir kairiu pelės klavišu piešiu nuo taško iki taško ir spaudžiu Enter. Taip pridedu visiems medžiams šakas, bei kita spalva pridedu kalnams atskirimo linijas. Pasikoreguoti kiekvieno elemento taškus ir linijas galite su Reshape Tool esančiu viršutinėje meniu juostoje kairėje. Pakoreguosiu linijų ilgius ir pozicijas. Būtinai patikrinkite, ar nėra tuščių vietų tarp skirtingų elementų. Juos taip pat galite pakoreguoti su Reshape Tool. Tiesiog pažymėkite elementą, kurį norite koreguoti ir stumdykite taškus. Apačioje noriu pridėti žodį sesė, kadangi dovanosiu šį skirtuką savo sesiai. Deja, bet ši programa nepalaiko lietuviškų raidžių. Todėl teks šią problemą apeiti. Rašau žodį sesė be lietuviškų raidžių. Pasirenku norimą šriftą, spalvą, dydį ir vietą. Kad pridėčiau taškelį ant raidės E, pasirinksiu elipsės piešimo įrankį ir pridėsiu rankiniu būdu virš raidės E tašką. Parenku tokį patį dygsnį kaip teksto ir taip pasiruošiu lietuviškas raides rankiniu būdu. Jei teksto turite daugiau, visada galite visą tekstą su lietuviškomis raidėmis paruošti kitose piešimo programose, tokiose kaip Canva, Adobe Express, Paint ir konvertuoti į siuvinėjimo dizainą, kaip mokėmės 4 pamokoje. Dabar sutvarkau elementų eiliškumą, kad siuvinėti būtų pradėta nuo viršaus į apačią, smulkus elementai tokie kaip medžio kamienai būtų siuvinėjami pabaigoje, o geltonos spalvos rėmelis ir tekstas būtų atliekami paskutiniai. Pakoreguosiu dygsniavimo tipą, kampą, kiekvieną iš spalvų Object Properties panelėje. Color Film juostoje pasirenku vieną iš spalvų ir spaudžiu dešinį pelės klavišą. Pasirenku Object Properties ir čia koreguoju dygsniavimo tipą, dygsnio ilgį, kampą. Taip kiekvienam elementui suteiksiu skirtingos tekstūros įvaizdį. Kad pagyvinčiau saulės dizainą, spaudžiu ant geltono saulės elemento dešinę klavišą ir pasirenku Duplicate. Ant viršaus atsiranda dar vienas toks elementas. Šiam elementui pakeisiu spalvą į oranžinę ir pakeisiu siuvinėjimo tipą į dekoratyvinę. Dabar saulė bus išraižyta dekoratyviniais elementais. Patikrinu siuvinėjimo dizainą, jį išsaugau ir eksportuoju. Šiandien vėl siuvinėsiu su nuostabiaja Bernete B79 Jaja Han Edition. Pirkdami šią siuvimo siuvinėjimo mašiną, Bernina Embroidery Software 9 Creator versiją gausite dovanų. Išsiuvinėjusi skirtuką, nusikarpau siūles, iškerpu jį iš medžiagos ir laikas dovanoti. Dėkoju, kad šiandien buvote kartu. Išmokome naudoti skirtingais piešimo įrankiais bei paruošti lietuviškas raides. Spauskite like, jei norėtumėte matyti daugiau tokių pamokų. Prenumeruokite mūsų kanalą ir rašykite komentaruose, ką norėtumėte išmokti toliau. Iki ir sėkmingo siuvinėjimo!